Šiuolaikinės medicinos technologijos pakeitė požiūrį į daugelį sunkių ligų. Ypač daug revoliucingų naujienų onkologijos srityje. Molekulinė diagnostika, taikinių terapija, personalizuota medicina atskleidžia vis naujas anksčiau nepagydomų ligų įveikimo galimybės. Deja, dažnai Lietuvos gyventojams, Lietuvos pacientams jos yra nepasiekiamos. Lietuva ES narė. Tačiau žmogelis iš Prienų sunkiai gali tikėtis tokios pat kokybės gydymo kaip žmogelis iš Berlyno ar Vienos. Pacientų bendrija Kraujas, vienijanti onkohematologinėmis ligomis sergančius pacientus, klausia, kodėl? Daugelis naujų technologijų yra brangios, reikalauja specialių žinių, vertinant jų efektyvumą, valdant kaštus. Būtinas geresnis gydytojų išsilavinimas, sudėtingų technologijų išmanimas. Tačiau problema yra nekompetencijos ar geranoriškumo stoka ir net ne finansinė krizė. Dažnai tai informacijos trūkumas. Atsiribojimas, problemos lokalizavimas ir priskirimas tik tam tikrai visuomenės grupiai. Tačiau visuomenės sveikata turi rūpėti visiems. Valstybės politikoje sveikatos apsauga turi tapti prioritetinė sritimi, kaip ir šeimoje, kuris slaugo ligonį. Tik pasirūpinus jo poreikiais, galima svarstyti apie kito pobūdžio išlaidas, nes tik sveikas ir saugus žmogus gali kurti sveiką valstybę. Vadinasi, žmogaus gyvybė ir sveikata yra aukščiausias valstybinis tikslas. Jo siekdami visi sąmoningi piliečiai turi susivienyti ir atsakyti savo bei kitiems, ar jiems rūpi onkologinė liga sergančio žmogaus likimas, jo galimybės pasveikti. Ką aš galiu padaryti vardan to, kad visi piliečiai Lietuvoje gautų moderniausią gydymą ir medicinos paslaugas, turi klausti savęs kiekvienas sąmoningas žmogus. Labai apmaudu, kai problemos sprendimas užstringa fazėje. Reikia pinigų, pinigų nėra. Labai apmaudu, kai dėl konkurencinės kovos ar tuščių ambicijų vienas vežimas traukiamas skirtingomis kryptimis. Todėl ir būtinas dialogas tarp visų visuomenės sluoksnių, tai pranešant, kad skęstančiųjų gelbėjimas anaiptol neskęstančiųjų reikalas ir kad lygtis dažnai turi daugiau nei vieną sprendinį. Tiesiog, kaip nusakyti tą jausmą, kai tu sužinai, kad tu gauni tą vaistą. Čia šansai ir gydymas, kad tavo visi tie rezultatai gerėja, čia yra nenusakoma ir ne. Čia tą turi širdim pajausti, kai žmogus irgi ir kai tu kiekvieną dieną vis tiek apie tai galvoji. Susirgti gali visi. Ir gydytojai, ir teisininkai, ir politikai, ir ekonomistai. Liga nesirenka. Tapęs asmeniniu, klausimas gyvensiu ar mirsiu labai baisus. Todėl reikia stengtis į jį atsakyti. Atsakyti tiems, kurie šiandien sustoja ant slenksčio. Gyvensiu ar mirsiu, nors visas pasaulis jau gyvena rytojaus diena. Klausia pacientai, jų vaikai, jų motinos, jų mylimieji, kas rytą vietoj saulės laukiantis patekant vilties. Aš galiu paversti baimę viltimi. Tu gali sugrąžinti gyvenimą. Mes galime. Mes vieno kraujo.